Ask me how I'm living, I'm telling them great. Ask me how I did it, I'm telling them grace. Yeah, yeah, hey. Ask me how I did it, I'm telling them grace. Ask me how I'm living, I'm telling them great. Ask me how I did it, I'm telling them grace. Ask me how I'm living, I'm telling them great. New me, no time to waste. Look at me, you see I don't play. I keep running, no out of shape. Need a hero, go sign a cake. New me, no time to waste. Look at me, you see I don't play. I keep running, no out of shape. Need a hero, go sign a cake. Hey, no need for the B-roll. Labas rytas, šitą žvarbų sekmadienio rytą. Pradedame naujus darbus. Šiame video, nuo šio video tiksliau, kiek kontentas mano skirsis biškutį, bus labai daug, kaip matot, automobilių, nes dirbu šantralo. Jau antras mėnuo, tai šiek tiek kontentas keisis. Nebus toks, koks buvo iki šiol. Na, aišku, kažkiek bus to paties, kažkiek bus naujo. Bet, kaip supratot, bus dauguma viskas bus apie automobilius. Dabar aš turiu susirinkti savo mašinas iš viso šito loto. Man 8 mašinas man iš viso yra, reikia pasikrauti. Vienos nėra, netvežė dar. Xterra vienas džipas yra missing, tai pasimsiu, kas yra dabar. Šitą Santa Fe, šitą mano Acura yra Wrangleris senas, Nissanas, dar kažkas tai. Na, vienu žodžiu, apžiūrėsim. Galva irgi stovi atskirai, paskui reikės susikabinti tralą. Ir ką šiandien galiu užsikrausiu. Gal kokias 2-3 mašinas, nes be Xterros aš kaip ir negaliu komplektuoti viso krovinio. Nes Xterra eina beveik pačiam priekį, tai na, negaliu šiandien visko pasikrauti. Vis tiek šiandien yra laiko, pamažu pasidarysim visus defektus, susižymėsim ant mašiną. Pažiūrėsim, kas čia gero, iš vis šiandien šalta yra -10, bet vėjas labai smarkus, tai jaučiasi koks -20. Jeigu ne vėjas, tai čia iš vis nieko čia tokio baisaus. Toronte buvo štormas, kada čia penktadienį, tai čia pridrėbė biškį sniego. Kažkokie tai šalčiai užėjo iš Arkties. O tiesa, važiuosim mes į vakarų Kanadą, tai bus toks turas per visą Kanadą. Tik tai į BC nevažiuosim, tai bus Manitoba, Saskatchevanas, Alberta. Kelios mašinos eina į Albertą, viena į Manitobą. Na, vienu žodžiu, visur. Bus toksai nemažas turas. Žiema plus šalta ten. Dabar šiuo momento Edmontone yra -45 laipsniai. Bet aš kiek žiūrėjau, kitos savaitės gale, kai aš ten turėčiau būti, tai bus biškį geriau jau. Nebus taip šalta, ten koks -10, -15. Tokia temperatūra viskas tvarkoja yra, nieko baisaus. Nes prie -40 tai jau negalima nieko net tralo judinti, nes hidraulika sušala, viskas sušala. Gali tiesiog trūkti iš langos. Tai neverta, tiesiog neverta. Tai va, ką viskas. Pradedam darbus. Šiandien va pirmoji mano mašinėlė Acura TLX 22 metų. Ganėtinai nauja. Jokių didelių defektų nėra čia. Na nieko, paskui aš vis tiek susitikrinsiu viską. Kas mano dar čia yra iš viso to loto? Nėra labai daug mašinų šiandien. Šiandien sausio mėnesį nėra pas mus labai busy. Tai dažniausiai važiuojame į Floridą, bet į Floridą irgi dabar mašinas visas tas srautas baigėsi. Turistų nelabai yra kas vežti. Tai dabar važiuosiu į vakarus. Kad tiesiog užkiš skylę, kad būtų darbo. Tai va, mano šitą Audi Q5 yra. Neatsimenu, kelintų metų, ir tai 14 ar 15, man atrodo, kažkas tokio. Nėra iš naujųjų. Šitas Santa Fe. Šitas yra pirktas iš aukciono Odesos. Jisai keliauja į Hyundai dealerį Winnipege. Tarp kito pas dealeris iš aukciono nupirko. Turbūt trūkstas tokia. Neturi turbūt. Nu, paklausa yra didelė tų Santa Fe. Ir jie patys perka paskui iš aukciono. Šitas, bet man rodos, yra 22 metų, jeigu neklystu, šitas Santa Fe. Infinitis ne mano Q60. Čia dar mano yra tam kampe kažkas tai. Guliamo tas vėjas. Tikrai nepadeda dirbti, ypač šiandien. Ir tokio šalčio. Jo, šitas Nissan Kicks. Vabaliukas. Irgi jisai apynaujis 23 metų. Šitas mano ir šitas Jeep Wrangler TJ. Įdomu pavadinimu, jis yra senas, 97 metų. Ir šitas keliauja į Albertą. Aš jį čia Toronte paėmiau, kada aš jį paėmiau penktadienį. Tokia panelė persikrausto, tarp kitko, nu jauna tokia panelė.
immigration officeris, pasirodo, ant sienos dirba jinai, pasienietė. Tai va, tai ją tenai kažkur tai peršvartuoja į Albertą ten, kažkur pasienė dirbs, tai va, čia jos tas džipukas yra Wrangler TJ 97 metų, parodijas, kaip matot, čia rūdis, visur rūdis, čia biški to defektavimo man biški bus. Damage'aus yra. Ir stiklas mažiau suskilęs. O, čia kiaurais rūdijas. Nu, Kanada, nėra ko norėti. Kanadoje mažiau automobiliai greitai labai rūdyja, nes beprotiškas kiekis druskos yra ant kelių išbarstomas, tai jeigu žiemą važiuoja, tai tas yra neišvengiamai. Kol nauja mašina, tol nauja, va taip atrodo jau kaip kokie 10 metų, 8 metai, jau viskas pradeda rūdyti. Ne taip kaip Europai. Taip, čia šitas, kas čia turim, to seną Toyota Highlanderis, šitas ne mano, čia Audi Q5 dar vieną, šitą jau matau naujesnė yra, bet šitą irgi ne mano, Toyota Camrys pas mane liktai nėra, aš kiek atsimenu, pas mane nėra, ir čia turim kažkokią tai bolidą, Mazda 3 all-wheel drive, Kanadai daugumas tų mažų automobilių irgi yra all-wheel drive. Nu, anyway, šitą mašiną ne mano yra. Šitą mašiną ne mano yra, tai man dar trūksta automobilių. Man dar trūksta, turim 1, 2, 3, 4, 5. 5, o man iš viso yra 8, tai dar 3 trūksta. Vieno netvežė, tai trūksta dar 2. Trūksta dar 2. Va, vieną jau matau. Ojajaj. Na, vėjas nelepina. Man jau visi žandai sušalė. Tikiuosi, kad čia tą kamerą bent jau kokį 20 minučių išlaikys, nes baterija tų kamerų irgi žiauriai nelaiko prie tokio šalčio. Taip, šitas Lincoln MKC yra mano. Šį praeitą savaitę buvau Floridos, šį parvežiau iš Floridos. Čia yra karininkas kažkoks tai Kanados. Jis buvo kaip ir išsiųstas, desantuotas į Ameriką. Ten baziai kažkas ten darė, gyveno ir dabar grįžta į Kanadą. Šitas Lincolnas važiuoja į šiaurę nuo Edmontono kažkur tai 200-300 km, aš tiksliai nežinau. Cold Lake vadinasi, karinė bazė yra tenai. Aviacijos, tai va, šitas Lincolnas tenai keliauja. Floridos pleitai, tai čia turbūt, kai buvo išsiųstas į Floridą, užsidėjo ten numerius, nes jisai originaliai jisai registruotas yra Kanadoje. Tai man ten biški reikalų buvo prie sienos, ten reikėjo tokius deklaracijas tenai, kad suštampuotų jie. Va, dar yra Novijos Škotijos stikeris paliktas. Nes tipo čia, nu, skaitos kaip importas, bet ne importas, tai va, kad nemokėt muito. Tai va, toks va, Lincolnėlis. Oda, viską. Nieko tokia mašina. 2 litrai turbotas, standartinis Ford EcoBoost variklis. Nieko kaip ir super ypatingo, bet normali mašinikė. Pravažiavau biškius, tai visai nieko. Kas čia dar mano Honda Fit. Honda Jazz, man atrodo, šitie vadinasi, ne Europai, kiek atsimenu. Amerikoje Honda Fit. Ir čia kažko tai duris biški. Keistas, man atrodo, ar kas čia. Aha, skiriasi spalva. Salvadžius bus. Gal sudaužytas yra. Kartais mes vežam ir salvadžius sudaužytas mašinas. Ne taip dažnai, bet būna. Kažkoks neaišku, kas čia toks. Gul. Čia vairuotojo mašina. Ir čia vairuotojo mašina. Čia mano draugelio mašina. Akordas. Neblogas tas jau akordas. 20 metų, bet smagiai važiuoja. Oda, viską ten. O čia mano trakas vastovi. Rytą atėjęs, užsidėjau šitą ant radiatoriaus tą brezentą, kad variklis taip neatvėstų. Tik tai man kažkoks tai biški lievas yra. Tikiuosi, kad nenupus jo. Tokie klipsai man tie labai smulkiai atrodo. Dabar tai dar nieko, bet jeigu bus didesnis minusas tenai vakaruose, tai variklis net neužšyla iki darbinės temperatūros. Kad variklis tiesiog palaikytų temperatūrą, reikia tokius susidėti. Tokius brezentus. Sumažina automatiškai aušinimą radiatoriaus. Šiek tiek tai va. Naujas trakas, 23 metų yra.
Internationalas. International LT. Didelė kabina, didelis sliperis. Aš mėgau visą laiką tenai antram aukšte. Ten toks čiuždys yra biški lova siauresnė. Paskui parodysiu. Bet čiuždys toksai, geresnis memory foamas tenai stovi. Apačioje toks didelis, bet ir lievas jisai toksai. Spiroklis tenai į užpakalį lenda. Tai va. Ai, tarp kitko, gruodžio mėnesį turėjau tokį incidentą nedidelį, tai va, pakrikštė man traką. Žąsinas kažkoks tai. Aš miegojau jau, 1 valandą nakties kažkur tai. Resterijoje stūmė galų kažkur tai, kuris ten stūmė, neaišku, tai va. Man su priekaba tiesiai veidrodį, va, matosi, va, tiesiog kur buvo atsirėmęs, va čia va. Ir automatiškai jis man užlenkė veidrodį. Veidrodis atsirėmė va čia va. Matos, kur tos žymės yra. Ir pradėjo spausti. Greitai šokau iš lovos, tik tai pajutęs, kad kabina jau juda visą. Ant signalo jam. Ir niekur nepabėgo, supildė dokumentus, viską. Nežinau, ką čia draudimas darys. Keis veidrodį turbūt visą, ar tik tai plasmasė. Šiaip veidrodis nestaužytas, nieko, viskas gerai. Plasmasė tai jau hana. Plasmasė ir čia duris biškio. Yra, va, čia daubutė, čia biški lenkta. Durų nekeis, man tas pačias, tokį čia nėra baisaus, nieko baisaus, bet nemalonu tiesiog. Ir tokius spėckelius, paskui problemų vis tiek reikia, tai nesvarbu, kad draudimas sumoka, bet tai vis tiek. Įvykis nemalonus, kainam apžiūrėti dabar mano tralą dar. O ten mašinų mečiau. Penktadienį grįžęs. Ne, ketvirtadienį grįžau, aš meluoju. Ketvirtadienį jau grįžau. Iš Floridos. Mano traliukas. Prisnigo čia daug dabar. Kai numečiau, buvo viskas švaru. Blemba, čia bus problemų biškai užsikabinti jaučiu. Nes gal nebus. Ir ledas. Jo, viskas apsnigė. Visų pirma, man jau čia reikės tralą. Tralą reikia kabintis. Nusivalyti viską. Ne, yra biški reikalų. Ką darysi? Čia šitas bičelis užsikrovėsi Floridą, tik tai jisai restartą darosi dabar namuose. Kiek čia? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6 mašinas. Nieko per daug tinka, kas ten Audinė stovi pasi. Audinė, Ford Edge'as, Acura, Cadillac'as, nedidelisas. Audinė ta tai nebloga. Gražiai atrodo. Kas ten per Audi? E-tronas. E-tron GT. E-tron GT. Nedažnai tokių būna pas mumis. Pas mus kažkaip tai Audi, tokių šustesnių mažiau biški. Daugiausiai BMW, Mercedes eina. Audi biški mažiau. Ne biškio, gerokai mažiau. Daugiausia MB ir BMW. Ne, Porsche dar, Porsche daug būna, labai Florida eina. Audi, kažkaip tokių labai dėlių populiarumų. Populiarumo nėra. Tarp tų brangių modelių aš turiu menį. Ten tokios Audi Q3, Q5, tai čia eilinė mašina, nieko nuostabaus. Važiuojam dabar į garažą, man atrodo dar viena mašina yra garažė, man Honda Civico trūksta kažkur, tai aš jų niekur nerandu. Gerai, Acura. Per 5 minutės sušilo jau. Mėla malonu viduje jau. O mašinos žmogus užsikabinęs, klasika amerikietiška kažkokia tai. Šiaip smagus automobilis, nieko nesu, tik tai mano laikinimo jinai biški yra. Jinai biški mažokai yra, mažai vietos čia. O aš netgi kažkaip tai visas lynės įtraukėsi galą, nežinau, man siek keliai sulinkę biški. Tas tai nelabai, šiaip smagiai, važiuoja tai smagiai. Gerai, parkingu ir einam, gesinam tą, kur ir einam į garažą. Jo, man atrodo mano Civicas čia. Šitas Mersas EQS-as, šitą irgi aš parvežiau iš Floridos. Buvo švarus gražus Floridoje, bet dabar, kaip matot, visas purvais druskom apėjęs. Kol iš Floridos grįžo. Neblogas Mersas. Senelis toksai, šeimininkas, grįžta į Kanadą. Prisatostogavo jau. Civicas, jo, naujas Civicas, man atrodo, jisai bus mano. Jo, mano. Vienas atitinka 1150808.
Jo, mano Civikas, tai šitą dar irgi reikės susitikrinti. Ir viskas, man tik tai trūksta vienos mašinas. Bikas ne mano. Čia bičelis atostogų išėjo, tai jo dabar tą priekabą tvarko. O šitas Mersas SL63 AMG, šitas į Floridą važiuos, man atrodo, kitą mėnesį. Tai dabar tik tai storage'is čia stovi. V8 biturbo. Aš tokį pat vežiau irgi. Praeitą savaitę, kai į Floridą važiavau, tik tai juodas buvo. Matau defektyvą iš karto. Tas bumperis subražytas apačioj. Kažkur tai prabraukė. Nu, toks. Variklis gerai skamba. Užsikabinau savo tralą, visas apsnygęs. Reiks nusivalyti visą apačią dabar su šiupeliu. Susikratys sniegus, ten ant priekėda yra. Dabar reikia pažiūrėti, kaip ten viršui. Nieka, viršui labai įvėjas smargus yra, tai prapudė šitą sniegą. Aš tas diržus dar čia atkračiau, diržai sušalė va. Nieka baisaus. Tralas 8 vietų yra pas mane. Ne pas geriausias tas valymo, ne kotrelis, bet yra kaip yra. Pas mumis kotrelis buvo, tai 7 vietos čia neėmiau. Prarandė vieną mašiną realiai. O viena mašina yra nemažai pinigų, tai neapsimokama. Geriau pasiknys su tuo su valymo. 15 metų, bet jau druskos matęs jau. Ir hidraulika daug kur reikia keisti jau. Kai kur keista, kai kur reikia keisti. Man buvo porą sykių šovė jau. To šlangas buvo iššovė jau. Tepalas pabėgo. Atnėjo kaip nors. Čia pirma, antra mašina, trečia, ketvirta, penkta, šeštas, pirma, aštunta ant gale. O tam gotrelio, kur buvo, tai nebuvo šito. Ant fifth wheel'o vadinama. Ant balno nebuvo vietos. Nu, nebuvo rampos. Tai ten tik 7 įsijama. Bet priekaba geresnė buvo. Aš tai vieną sykį suvažiavau čia po vietą. Sakau, duokit man geriau su vietą. Finansiškai naudingiau yra. Daugiau pasiknis, bet finansiškai naudingiau. Tai užsikabinau, biškį atvažiavau. Reikia susilyginti, bet tas visas lentas. Viskas prišalėm, ne? Štangą reikėtų pasimti. Ten mačiau kitoj pusėje iš vis. Prišalė prie rėmą. O čia. O nei nuo rėmą nenori atšokti. Nenori atšoka. Čia. Paskui ten išvažiuosiu, kur asfaltas yra. Atsidaužysiu tas lentas visas. Na viskas, tralas paruoštas krovimui, viršų nusikasiau, nusišlau kiek galėjau. Dar apačią tik paskui reikės nusišluoti. Ir va, jau viskas, man Audi stovi paruošta. Pati pirmą galą į Audi, paskui ten apačią krausiu tą Akurą. Biškiai apibrėžimų tų yra šitą Audinį, radau nemažai tokių smulkmenų. Čia va visas kams nubrėžtas, ten kits kams irgi. Biškiai padaužyta irgi yra. Čia kažkur tai iš šono, tik tai matos tasai įlenkims toksai yra. Kažkur čia dabar net nematau aš. Ai va. Čia biški tokia rudikė yra irgi brėžta. Na, yra tokių. Bet kaip 14 metų mašinai, tai normaliai čia. Nieko baisaus. Buvom daug blogiau. Tik tai, blemba, užrakinta. Kažkas tai kraustas į Albertą iš Ontario. Vaikų ir ten, mačiau, bagažinė irgi pilna čemodanų prikišta, tai dar savo daiktų prisimetę. Tai čia irgi įprastas variantas. Būna prisideda čia viskas irgi pilna. Dar ir ant keleivės sėdynės priekins užmesta. Tai va, varau viskas viršą čia. Viskas Audi pas mane užvaryta jau, iškėliau rampą irgi. Nesekantį čianai ant tos žemutinės rampos eis Acura man. Acura ir Civicas pas mane pačios žemiausios mašinas, tai bet kadangi Civic aš pirmiau turėsiu iškrauti, tai Civic aš turėčiau kažkur tai galę turėti, kad man nebūtų jisai priekį, o Acura eina į Calgary, ten paskutinis iškrovimas, tai dzin, gali jinai čia priekį būti. Tik dabar man Acura reikės atsivaryti čia
pirmą užvažiuoti ant šitos rampos ir šitą rampą nusileis paskui ją pačios visą mašiną, nes kitaip aš jeigu šitą nuleisiu, aš neužvažiuoju niekaip, nes čia laužimas gaunasi ir akura žemo mašinai yra liesis. Aš niekaip neužvažiuosiu. Tai va, viskas, einu pasiimsiu akurą ir varau. Ai, kokia maža ta akura man. Nesuprantu, kas čia yra. Negi, sėdynė daugiau neatsistumė. Dar biškiai atsistumė. Visai vietos nėra. Raktų krūva. Salonas gražus, man patinka. Tokia ruda oda. Blogai atrodo. Čia kažkas tai dega jai. Ai, padanga. Padanga tipo minkšta viena. Pavarų dėžė viskas ant knopkių. Na, junkis kas čia yra. Parkingas. Pastos geriam viskas, važiuojam. Pamažu, neskubėdams. Šiandien aš daug neusikrausiu, 4 mašinas gal. Maksimum 4, nežinau. Nes nėra vienos mašinas ir aš negaliu krautis. Tas Hyundai'as ant galo. Nissan Kicks dar šitą turbūt užsikrausiu tą mažikę. Galbūt dar tą džipą ant galo, tenai ją pačią nugrūsiu. Galbūt. Bet negarantuotų. Nes aš norėčiau tą į galą tenai kištą, kurios nėra. Blema, ta, kur maža yra. Reikia turbūt lentutės dėtis. Einu pažiūrėsiu aš dabar. Bus gerai, ready to go. Atsūra. Visko, puši. Gerai, kad dar sniegs neskrenda. Nekrenta. Gerai, atsidarom langą. Ir važiuojam. Iki savo mordą. Kiek galim čia iškišti. O. Gražiai važiuoja, nieks niekur nesilėš. Gerai, dabar ant tos rampos. Raktų kiniūro kur dėti, vadintis pačiai, ne? O štai pasakydavai, jis atsidavai. Čia sultuko nėra. Gerai, nevokom. O, tokį va bus. Nu, vakar nuleidau, dabar reikia tik užvažiuoti ant pirmo deko. Vienintelė problema dabar, kai užvažiuoji, čia biškis stato yra tas kampas, tai būtinai reikia pasidėti lentutę, sakiam, žemo mašiną, nes gali priekinis bumperis leistis čia. Bet dabar tai normaliai būtų. Jeigu su to BMW M2 Competition užvažiavau šitokį būtų, tai su šitą tikrai užvažiavau. Padanga taip gazai tuščia. Tai nieko tokio. Po ilgos pertraukos biškai reikėjo su reikalais išvažiuoti, tai dabar einam krautis toliau, užsikroju va Lincolną. Iš karto grįžęs, staigiai dabar va pasikėliau rampas ir labai blogai, kai tos mašinos nėra, tai aš dabar sugalvojau, kad čia reikia Hyundai'ų vis tik tai atvaryti man. Pirmą iškrovimą Winnipeg'e. Aš čia jį atvarysiu ir pažiūrėsiu, kas čia gaunas, kai jį... Ar man užteks vietos šitam Nissanui mažiukai įkišti, ar neužteks. Nes buvo planas tą Nissaną ten vietoj Lincolno kraut. Bet tada aš to Lincolno, jeigu čia į Hyundai pakraunu, aš Lincolno čia pakraunu. Ir ten dar Civic'as turi tilpt, kuris vėlgi netelpa. Tas Nissanas yra mažesnis, tai aš tikiuosi pastatyti čia Hyundai'ų, čia Nissaną. Ir ten laisvai man Civic'as atilptų. O tas paskutinis, kur neatėjęs yra džipas, eitų va čia ant galo. Eina dabar, užsikursiu šitą Hyundai'ų. Hyundai Santa Fe. Tokia šviesa kakavinės spalvos oda. Kas ten galia turim? Aš neatsimenu. Ai, tos suverstas sėdynės visus. Galim atversti.
Kaip jis atsiverčia? Ai, va. Tingi, čia reikia 2 rankų. Teko būna. Jeigu būna taip. Šalta, dar šalčiau negu buvo diena. Tas vėjas eina načia. Ne pats maloniausias laikas, aišku, dirbi, bet nieko normaliai. Storai apsirengiau. Taip labai, nėra šilta, bet kad drebėčių irgi nėra. Kiek čia rodo -10. Tiek pat kiek ryta buvo. Ką čia turim drive modus, komfortas, sportas, smart. O cool yra all terrain, kodėl nesijungia. Jau šitą reikia paspausti. Arba terrain. Čia offroado moda jau gauna snow, mud ir sand. Galim pamatyti per snow, ne? Davai šilumos. Gerai važiuojam. Ir biški prišalęs. Ne, išvažiuosim. Išjungsiu aš tą elektarną. Gerai, drive. O, lip gerai per sniegą. Op. Ką, viskas vėl iškišam. Ne, pirmą reikia tos diržus, ten saktis valiuojas. Visų pirma, prieš važiuojant, man tos saktis tenai mataluojas, aš užmiršau jas sutvarkyti, prieš keldams rampą. Nes taip va bus tik tai čionkšti duris kur nors savo į langą. Ja, pasušalė visi diržai. Tiesiog permėsi viršų šis. Viskas. Viena. Ir antrą. Bliama. Ko tu ten nenori būti? Padla. O, viskas. Ten čia nevaišys. Sakčių nėra. Na, su Hyundai tokia situacija biški neaiški. Reikia su pirma čia dar tą kurą nusileis biški. Ir aš neaišku labai ar čia aukštis man išeina irgi. Tos Q5, nes jinai irgi nusileis. Ar man reikės dar žemiau tą kurą leisti, ar nereikia. O iš galo aš kaip ir man užtektų vietos. Ir pabandysiu su tuo Nissan Kicks davažiuoti čia iki galo. Ir pasižiūrėsiu, ar man lieka vietos Civicui ten gale dar. Man atrodo, kad lieka. Tas Kicksas nėra jisai didelis. Bliuduks toksai va. Jis visiškai nėra didelis. Jis man turėtų ten labai gerai įlysti. Ir Civics, kad galiniai Civic ratai būtų va čia va, ant krašto. Jeigu čia galas, kiek tas Civicas maždaug kokio ilgio yra jisai. Kažkur tai iki čia, man atrodo, ratai priekiniai bus. Jo, man atrodo, kad čia laisvai. Reikia pabandyti tą užvažiuoti su to Kicks. Gal dar netgi vietos būtų tą Hyundai biškį atgal atitraukti. Čia iki vidurio kažkur tai. Tada būtų iš vis labai gerai. Bandom, eksperimentuojam. Šitą eksperimentą aš padarysiu, man atrodo, ir viskas. Paliksiu viską rytoj. Rytoj viską čia krautis daugiau. Labai sunku, kai nėra mašinos vadienos ir galvok, mąstyk, va tokius visokius variantus, bliam, badurinis kaušarkas palikau. Nissan Kicks. Ką žinai, Europoje yra irgi toks modelis ar nėra? Tokia dišovkė čia, Nissano mašiniukė mažytė va. Paprastas veliūrų salonas. Bet dišovkė, ne dišovkė, bet va. Sėdinių apšiltinėms yra. Kanadietiškas variantas. Kondicionierius irgi yra. Na, toks. Kryžiukų prikabinta irgi, va. Kameras irgi stovi, viskas. Apple CarPlay'us. Čia man pirma buvo, užsivedžiau langai prišalę. Tai dabar dar prišalė. Neatsidaro nieks. O, tas atsidarė.
Bet man šitą nereikia, man reikia šitą atsidaryti. Aš nematysiu, kaip užvažiuoti. Tu triperis. Gals irgi nesidaro. Ir čia gals nesidaro. Valemba. 8,5 litrų 100 km rin. Tai normaliai. Parking sensoriai, viskas. Gerai, bet man nesidaro langas. Aš negaliu užvažiuoti su mašina, nes man čia galva reikia užvažiuoti su to Nissanu. Aš turiu iškišęs galvą būti. Aš nieko nematau kitaip. Meksikons per radiją reikia. Gal tai bandyti užvažiuoti. Na va, eksperimentas manau pasteisino. Išsitraukiu iš garažo Civiką. Užsivariau. Laisvai šią telpą. Tas kiksas blogiausiu atveju gali pavažiuoti biškį galą, bet nereikia net. Man va čia tik tai galu tik tai va čia ratą užvaryti. Ir viskas. Čia daugiau net nevažiuosi, nes paskui sunku išeiti yra. Reikia ten reguliuotis, kad vienos pusės prispaus. Šiandien nesižaisiu, aš jau rytoj čia paliksiu. Vis tiek reikia pirmą viršų pasikrauti. Ką aš darysiu rytoj, šiandien va, tik pasižiūrėdavo, viskas telpa. Ir man atrodo, pas mane bus viršui tasai Jeep Wrangleris senas. Čia, o čia užmėsiu tą, kaip jis tas Xterra, ta didžioji, bus šiandien viršaus. Pagaliau atvyko mano Xterra, va. Po pietų biškį užsivėlavo, bet ką darysi. Nemažas džipas. Aukštas visas. Na, bet kaip nors, gal aš ten užmėsiu, vietos bus. Pro 4X, man atrodo, išaukštintas yra. Čia nėra stokinis. Jo, matau, kad prikišta tenai. Amortikai kažkokie tai įdėti. Jis yra išaukštintas. Kas čia prieki dėdas. Prieki nieko nematau. Gal lingė stovi. Vienu žodžiu tikras, proper 4x4. Čia 7-vietis jisai bus? Ne, ne 7-vietis, 5-vietis. 5-vietis. Kablys mėtos. Jeigu toks gerai išlaikytas, 11 metų, bet neblogai atrodo. Nei nudaužytas, nei nubrosintas, nieko. Reikės tik tai inspekciją pasidaryti, ar mano telefonas nudvėsi, tai reikia pasikrauti. Aš į karinę bazę vežu, tenai Cold Lake'as, o čia šiauriai, tai va. Matosi ženklų, kad jau čia kažkuriam iš kareivių priklauso. Ant stogo halokenai užmesti. Čia irgi LED baras įdėtas. Nu, šiaurėje bus pats tas su tokia važinėti. Tiek jinai sunkiai yra 4 litrai V6 variklis. Kaip čia viduje atrodo. Sušilus, šilta. Xterra automatinė parų dėžė. Čia persijunginėja tie visi DVD. 4 high, paskui push. 4 low. Diflokas irgi yra. Normalus tikras visur reikės jau. Nieko toksai. 4 litrai V6 variklis. Nissan nebedaro tos Nissanas tų Xterrų. Jau senokai nebedaro. Bet jos kaina laiko dar. Ypač tokiam stovi, tai nebus jinai pigi. O, mato šeimininkas GoPro, ką iš čia pasidėjęs. Kamerikyvo vietą. Gal offroadint kur nors, bet nepanašu, kad offroadintų. Būtų visą nubražyta jinai. Nebūtų tokia tvarkinga, nudaužyta. Kiek čia prabėgus 130 000, nėra taip daug, 101 000 km. Reikėjo dabar tau, man pirmą Wranglį dar užsikurti, pasižiūrėti, užsikurisai. Stovėjo čia šalti porą dienų, tai nežinau, kaip ten baterija laika, nelaika jam. Eidam dar tą bandyti susikurti. Labai nepatogu jį įlipti, toks kaip į bliūdą čia įlipi. Ai. Mažytis visas. O, kiek vietos. Nėra labai spūdingai. Duris vos ne viena pusė išsiverčia. Gerai, užsidaryk. Bandysime savai kur dabar. Mechaninė dėžė. Čia ta pana, kur sakiau, kur savininkė yra.
Gerknovą jų užsidėjus. Tik jis sakė, kad neveikia rankinis. Tipo, nelės rankinį, ten kažkas tai yra jam. Ten tipo, ar nenutrūkęs, ar nežinau, kažkas jiems žodžiu. Ar baig nutrūkti. 273 kilometrai. Na, kuris esi? Kuris. Normaliai užsikūrė. Viskas gerai. Papras džipuks, 97 metų, visas praudėjęs, ten jau matos tvarkyta kažkas, virinta, uždažyta. Toks o. Kolonkės viršui. Čia mačiau tuningą kažkokį tai užsidėjus. Čia knopkė yra. O ten lemputės įsijungs ledai. Romantiškai viską. Tai va. Gemarojus man bus jo užsikrauti. Renginis neveik, nieks neveikia. Na viskas, man atrodo, užkrautas va. Paskutinį Civiką ką tik užsikėliau. Tik tai užsistrapuot liko ir viskas. Daugiau visas kios mašinas ready. Su to Wrangleriu biškį reikalų buvo, nes jisai pasirodo yra išaukštintas. O suspensionai sudėti visokie BDS, tepalais apėję visi. Ir kadangi jis yra išaukštintas, buvo problema čia įvažiuoti. Aš vos milimetrais įvažiavau. Paprašiau draugelio, kad eitų pažiūrėti. Ar neliečiu stogo, bet nieko. Įvažiavau tą apatinį deką, nuvečiau ją pačią, tai dar jisai nukrito biškį. Tai. Dabar viskas gerai, dabar reikia tik tai aukščius reguliuoti visur visus dekus ten priekį, čia. Ir bus viskas ir varysim. Jau šiandien nors į vakarą, bet biškį tiek pavažiuosiu. Ten kur nors iki Nordbėjaus, kokias 4-5 valandas gal. Ir stosiu. Važiuosim į šaltį. Tai va. Bus kontento, man atrodo, tenai. Alberta, Winnipeg, kai visada šalta, visada sniegs tenai. Kas pas mane pirmas dropas tas Hyundai'as, tai man reikės įsivarytas apatinės dvi, tą Wranglerį reikės įsivaryti. Išmesiu tą Hyundai'ų, paskui biškį lengviau jau bus, kaip nors persiriščiuosiu. Tą Wranglerį gal viršų užkelsiu paskui Winnipeg'e. Nereiks čia knistis man. Biškį bus lengviau. O antras tasai XTR eina į tą karinę bazę šiauriai. Tai išsimes XTR ir bus normaliai jau. Tai va, viskas ruošiuosi ir važiuosiu. Tokius kelias.